Mėlyjeji, jau Advento meto pabaiga, jau čia pat kūčių naktis, Kalėdų džiaugsmas. Ir kai praėjome jau visą tą Advento laikotarpį, mes sutikome daug žmonių, švento rašto žmonių. Tai pranašas Izaijas, tai Jonas Krikštytojas, aišku, Jėzus Kristus. Bet galbūt šį ketvirtą Advento sekmadienį ir kūčių naktį, kai bus skaitoma ta pati Evangelija apie Juozapo sapną. Įsiklausykime, ką mums nori pasakyti Dievas apie Juozapo sapną. Juozapas susidūrė su tam tikrais gyvenimiškais išbandymais, gyvenimiškais tokiais nusistatymais, žmonių nusistatymais, nusprendžia palikti Mariją. Bet štai sapne pasirodo net angelas, kuris sako, nedrįsk, nepalik, būk kartu. Tavo gyvenimo prasmė yra būti kartu su Marija ir kūdikėliu Jėzumi. Juozapas savo misiją atliko. Bet šiandien kai kurie mano, sako, Juozapas yra nepelnytai užmirštas šventasis. Ir to pavyzdys yra mažas nuotykis. Prieš Kalėdas visam pasaulyje, krikščioniškam pasaulyje, vaikai stato kalėdinius pastatymus, pjeses apie Kalėdų stebuklą. Ir štai jau liko diena ar dvi iki tos kalėdinės pjesės pastatymo. Mama skambina parapijos klebonui ir sako, mano sūnaus nebus. Jis turi vaidinti šventą Juozapą, bet deja netikėtai susirgo ir daktaras pasakė, jokių pjesių, jokių spektaklių, griežtai gulėti lovoj, aukšta temperatūra. Ir klebonas tada sako, nu va kaip negerai gavosi. Mes neberasim, kas galėtų suvaidinti šventą Juozapą. Ko gero nebebus šio personažo šitoje pjesėje. Taip ir įvyko. Ir žinot, visi stebėjo ir gerėjosi toje pjesėje gyvulėliais, kūdikėliu Jėzumi, Marija, angelais. O kad tame spektaklyje nėra Juozapo, beveik niekas nepastebėjo. Niekas nenustebo. Beveik. Mėly tikintieji, dažnai ir mūsų gyvenimas yra, žinokit, kad mūsų niekas nepastebi. Kažkas nepastebėjo mane. Bet būkime tikri. Dievas kiekvieną iš mūsų pastebi. Kiekvienam iš mūsų yra davęs užduotis ir laukia jų sprendimų. Ir kiekvienam iš mūsų yra paruošti aukščiausi dvasiniai atlyginimai, kurių ši žemė ir šis pasaulis duoti negali, nepajėgus. Ir kalbant į tą temą apie Juozapo sapną, jūs kaip žinote, ir mes visi sapnuojame. Ir kiek daug pasaulyje yra įvykę atradimų dėka sapnų. Vien tik Mendelejevas, jeigu žinome tą visą cheminę lentelę, ją išmąstė tik tais ilgai mąstydamas ir prisnūdęs. Ir ten išvydo visą vaizdą, kokie ten tie cheminiai elementai yra. Taip, sapnai dažnai atsako į mūsų klausimus. Bet pirmiausia, mes turime įdėti visą tai, kas iš mūsų. Turime išvargti, kad tas sapnas formalizuotųsi mumyse, mūsų gyvenime. Turime gerąją žodžio prasme išvargti, visas jėgas išnaudoti, visus savo protinius sugebėjimus panaudoti, spręsdami vienas ar kitas gyvenimo lygtis, kad galbūt, jeigu nėra atsakymo, pagaliau Dievas kartais prakalba ir per sapną. Na, o linkėdamas jums palaimingų šventų Kalėdų ir laimingų naujų metų, noriu
pasidalinti tokiu anekdotu apie sapnus. Kartą prabunda žmona ryte ir vyrui sako: sapnavau šią naktį perlų vėrinį, kažką jis reiškia. Vyras sako: palauk, už keletos dienų sužinosi. Kitą rytą vėlinai prabudusi sako: žinok, ir vėl šią naktį tą patį sapnavau perlų vėrinį, kažką tas galėtų reikšti. Vyras sako: palauk, rytoj sužinosi. Ir štai rytoj vėl tas pats sapnas aplanko tą moterį ir jinai vėl prabudusi dalinasi sapno reikšme. Ir vakare, čia jau buvo kūčių vakaras, vyras įteikė jai gražią, puikią dėžutę. Jinai šokinėjančiomis iš džiaugsmo akimis atidaro tą dėžutę ir ten randa knygą Sapnų reikšmės. Taigi, mieli tikintieji, mes baigiame šių metų Evangelijos apmąstymus, Švento rašto apmąstymus, bet jie iš tiesų dar tik prasidėjo su Advento pradžia. Taigi laukia bažnytiniai dar ilgi metai, pilni atradimų, ieškojimų ir naujų patirčių. Linksmų šventų kalėdų ir laimingų naujų 2026 metų.